Žiūrėjom. Kaip pasimylėti su moterimi miegamajame, kai tu ją padarai pakilimą, nusinešiai? Matosi, pakelkit rankas. Gerai, toks. Va, matot, tai bijai visą, žinai, būkščioje. Jau tęsiam, Donatai, sėskis, jo. Ir... Žodžiu, kada jinai yra nedrasinga, galvoja, ką tu čia esi surezgęs. Tai vat, aš ir žodiškai mažinu tą amplitudę, sakau, kad čia tik tais pasisuk, truputį čia, sakau, atsipalaiduosim ir išeisim tai. To išeisim. Ir tas veikia, tik po tokių žodžių jinai pradeda daryti tai, ką tu nori. Jeigu tu nieko nešneki, čia yra jau negerai, klaidus. Va, žaidžiai nenori. Mes nieko nedarysim, čia biški pabūsim ir to išeisim, apsikabinsim, pasiliesim ir viskas. Va, ir viskas, aš, ką žinau, ten masažą darai, žinai. Va, atpalaiduoji ją. Nu, baig, ten kažką. Ten ir pats tą būni tokiam, tu esi tarsi tėvas jau, žinai, pasirūpini ten, pataisai tuos šortukus. Sutaisai kelnes, žodžiu, sulygini, kai jinai nepriekaištingai. Tarsi tu ją rūpinės, tu nenori ją pasinaudoti, bet ją rūpinėsi, va. Vėl atsitraukimas. Čia vyrai be jokių alkoholį, be jokių klafelinų, be jokių, aš nežinau, va, pavyzdžiui, yra. Viršininkas užima, jam reikia mano mokymą, aš matau, sprendė, nes jisai jau antrą kartą gauna teismą, aišku, per pažintis vėliai išteisins. Už klafelinų lašymus, už prievartavimus moterų. Nes nežino. Pagaunat? Jis nežino to ir čia gali moteris suvilioti be jokio alkoholio, va taip, per atsitraukimus. Nes reikia žinot, kad ir jos kaista. Jinai tai, kai geležis, jinai kaista. Jie dabar ir užkaitos, jie yra antiek sunku išeiti iš kambario. Jie tik gali išmesti iš kambario didžiulį baimę. Bet jinai nori žiauriai seksu, tik baimę. O baimę kaip galima sukurti? Stipriai iškart lendant. O kaip, kai jinai grįžtų atgal? Apie tai papildau. Tai aš tada pasakiau, kad tu turėt važiuoti pas mane į seminarą pakalbėti. Kadangi reikia to. Nes aš pirmam seminarė buvau Deividų žinių davęs apie seksą, kad ten tą šautuvą naudot. Čia yra tas žmogus, kuris tą šautuvą ir naudoja. Tikrą turi. Ir kuris ir būtent daro tą techninę atsimenu, kai pasakau, kaip, pavyzdžiui, kad kepa kiaušinienį. Nu, padarė, pavyzdžiui, ją ryte pririša prie lovos, antrankiai sukabina ir vaikšto po namus, neleidžia jai išeiti ir, pavyzdžiui, išsikepa kiaušinieniais, kurie yra jai mėgstamiausia. Ir jis ją valgo, jai neduoda jos. O jinai belekai kaifuoja, būdama prirakinta. Tokių ir daugybė kitų technikų plačiau papasakos, apie jį daugiau šiek tiek, jo yra fotorepertuaras, tai yra, jis taikosi tik tais, nuoštykiuose, ilgalaikiuose ir kaip jie suviliot, kaip jie įtraukti santykius papasakos Deividas savo kalboje. Čia kokias nuotraukas jam siunčia merginos, kaip matot, čia yra... Tarsi, kas eina į bet kokį sportą, ar tai būtų bėgimas, ar tai būtų jėgos sportas, ar tai kovinis, visi sportai iš esmės duoda tą patį, realiai pasitikėjimą, nes tu esi pranašesnis už kažką, už ten šalia esantį kažkokį tai vaikinuką. Dirbi, ten padarai projektą, ten kokius 2 mėnesius dirbi, pačioj pradžioje ten gauni 800 litų, to perveda į sąskaitą ir vis tiek tu matai minuso sąskaitą. Ir toliau turi dirbti, kad jį padengti tą minusą. Bet pabiški ir viskas susiklostė normaliai ir šiuo metu esu Vilniuje, nes prieš tos 3 metus gyvenau Kėdainiuose, po to Kaune, o dabar Vilniuje, o po rugsėjį jau planuoju išvykti į Londoną, nes gavau kontraktą gerą 2 metam programavimo įmonėj ir skaitau, kaip ir viskas neblogai klostosi. Iš esmės tai manau, kad vyras, iš tikrųjų tai mergos yra pochų visiškai, jos ten yra antroji pusėje. Pagrindinė tai yra babkės, kaip vyrai pasidaro pinigų, kaip kažką tai realizuoja, kažką sukuria ir gal netgi padeda kitiems užsidirbti. Manau, tai yra pagrindas didžiulis. Stebuklinga frazė pasakau, kad su tavim matau gautųsi gražus vaikai. Ir pizda. Jom toksai šokas. Kokie vaikai, kur, kaip su... Tai tarpsime šokas, nesupranta, nes
Moterims iš esmės yra svarbus vaikai, nes jom korsetas ten kažkoks tai ir dar kažkas, tai nusakau, turi būti taip seksualu tipo. Ir ant viršaus kažkokia tai suknelė, kuri tipo neatskleistų viso to tavo tipo gašlumo, to neatskleistų viso to tipo seksualumo, kad tipo išoriai būtum tokia, nu, kaip paprasta moterė, žinai, o po apačia būtum ten visiška kalė. Nu, čia įdomiai, blemba, iš kur dabar man tas koinės pirkti? Kurva, nu man pohu, iš kur tas koinės tu pirksi.